Dėl dokumentų rekomenduoju jokių nesinešti pasų, daug pinigų į gatvę. Paprastai kambariuose yra seifai ir visą tai palikti. Ir savo dokumento pasidaryti kopiją telefonu ir jį turėti, jeigu prireiktų kažkam tai parodyti. Tai taip pat irgi naujas gido šį kartą triukas, kuris pasakė, kad reikia turėti voucherius įvairiausius, parodyti, kur tu esi, kiek viešbutyje būsi dienų, kokiam ir panašiai. Jeigu tave policija sustabdys, manęs nė karto iš 8 kartų nieks nesustabdė ir jokių mano žmonių atvežtų. Jokių voucherių niekam nereikia rodyti gatvėje, niekas nestabdo išskyrus pardavėjai, užtenka turėti paso kopiją. Ir šiek tiek grinų, ne visus.